Paprastai gabūs vaikai būna daug kam gabūs. Ir taip kaip Monika ir piešia, ir tapo, ir daugelį projektų dalyvauja. Tai dabar ateis į sceną jos mažoji draugė, kuri irgi yra kanklininkė ir jau yra laimėjusi keletą konkursų ir jinai yra Monikos konkursų tokia konkursinė draugė, nes jos kartu važiuoja į konkursus, kartu ten dalyvauja ir stebina klausytojus, džiugina tėvelius ir mus. Ir tai yra Rusnė Urbutytė, kuri taip pat mokytojos Jolitos Novikienės mokinė, bet Rusnė šiandien negros. Jinai mums pasieks lietuvių liaudies pasaką Genys kalvis. Genys kalvis. Miške gyvena genys kalvis. Atai pasigegė ir sako, ar neapkaustytų man ratų? Apkaustysiu, atvežė ir apkaustė. Tak, 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 tuk, 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 tak, 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 tuk, 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 apkaustė. Paskiau atėjo pasipildė. Jau man laikas važiuoti šiltan kraštan, apkausti genį kalvį man ratus. Nu, ko darysi, apkaustysiu ir pradėjo kaustyti. Tak, 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 tuk, 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 tak, tak, tak. Tuk, 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 apkaustė. Tada atai pasigervis ir didelis gervių būrys. Kalvelį genį, ar neapkaustytum mum ratų? Apkaustysi, atvežė ratus ir iškart pradėjo kaustyti. Tak, 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 tuk, 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 tak, 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 tuk, tuk, tuk. Apkaustė, paskiau gerai kaip išgėrė, užkanda ir užmiega genys. Svečiai išvažiavo, ar jis bedniokas ir atliko čion. Kai biškį pamiegojo ir atskėlė, jau rado toks sniegas ir balų užšalusi. Nu kurgi važiuosi ir lika, ir žemavoja čia. Ir šįmet čia buvo, ir kitmet bus, kaip mano dėdukas būtų sakęs. Ir liko genys ledą. Tai va taip va.